Jonavos rajono Pageležių girininkija savo zonoje laimėjo pirmąją vietą ugdomųjų kirtimų konkurse. Lietuvos miškininkų sąjunga kartu su Miškų departamentu ir generalinė miškų urėdija organizavo konkursą geriausiai ugdomosius kirtimus atliekanti girininkija. Konkursas pagal patvirtintus nuostatus vyksta 3 etapais – miškų urėdijose, zonose ir Respublikos mastu. Kiekvienoje miškų urėdijoje dalyvaujančioje konkurse sudaryta vertinimo komisija turi atrinkti po vieną geriausiai šios kirtimus atliekančią girininkiją. Šią savaitę komisija vadovaujama profesoriaus Antano Juodvalkio atliko ugdomųjų kirtimų vertinimą Jonavos miškų urėdijoje. Kolegos iš gretimų urėdijų čia vertinami yra ugdomųjų kirtimų atlikimo darbai, kadangi Jonavos miškų urėdijos Pageležių girininkija laimėjo savo zonoje pirmą vietą ugdomųjų kirtimų konkurse ir šiandien pas mus svečiuose yra Tauragės, Šiaulių, Panevėžio, Šakių, Anykščių, Druskininkų, Trakų miškų urėdijų atstovai, daugiausia miškų urėdo pavaduotojai. Iš Trakų atvyko pats urėdas Vygantas Merkys. Lankomės ugdomųjų kirtimų plotuose, kur komisija vadovaujama profesoriaus emerato Antano Juodvalkio atlieka atliktų darbų vertinimą, jų intensyvumą, medžio atrinkimo kokybę, technologiją vertina ir bendrą kultūrą vertinama. Žinoma, džiaugiamės, kad vertinimai geri yra ir tikimės gerų rezultatų. Tai yra pirmasis, antrasis etapas, kur dar bus vertinama kitose urėdijose, mano paminėtose urėdijose, iš kurių atvykę atstovai. Pasak profesoriaus Antano Juodvalkio, Miškininkų sąjunga jau daug metų organizuoja įvairius konkursus, siekiant gerinti ugdomųjų kirtimų kokybę ir kelti miškininkų kvalifikaciją. Sąjunga čia pagrindinė iniciatorė, tai yra, jau daug metų, organizuoja vienokius ar kitokius konkursus pagrindiniams miško darbams įvertinti girininkijose. Praeitais metais buvo dėl neplinų kirtimų, šiais metais pasirinkom objektą ugdomosius kirtimus. Pats konkursas vyksta 3 etapais. Urėdijos atrenka geriausią girininkiją iš savo tarpo, patenka į zoną. Lietuvoje buvo sudarytos 7 zonos, po 6 urėdijas ir tos zonos atrinko po vieną geriausią girininkiją. Taigi Jonavos urėdijos, būtent Pageležių girininkija, tapo zonos nugalėtoja iš 6 Lietuvos miškų urėdijų. Tai jau pats faktas rodo, jeigu jinai tapo zonos nugalėtoja, kad čia šitie ugdomųjų kirtimų klausimai yra sprendžiami pakankamai gerai. Dabar vyksta paskutinis etapas, mes kol kas esam šitą labai autoritetingą komisiją, esam pirmam objekte, viso atrenkta galutiniam etapui yra 8 girininkijos per Lietuvą ir būtent mes visas aplankysim. Taigi, vertint kokią vietą užims, pavyzdžiui, Pageležių girininkija, aš šiandien negaliu, kadangi pirmas objektas, bet visumoje tai jau pats faktas, kaip sakiau, rodo, kad jį pakliuvo į zonas nugalėtojus, yra pats, vertintinas labai teigiamai. Komisijos nuomonė yra komisija, kaip visada komisija, randa pastabų ir mes čia turėjom pastabų. Tos mūsų pastabos yra draugiški, patarimai ir taip toliau. Vertinam, balais ir visumoje vaizdas yra, sakyčiau, gana geras. Bet galutinį rezultatą, žinoma, mes pakalbėti dar labai anksti. Tokiuose konkursuose įjungimas visų Lietuvos girininkijų į šitą veiklą, į konkursą, skatina jas pasitempti. Tai yra vienas dalykas, tikimės, kad toks konkursų organizavimas padidina mūsų atliekamų darbų kokybę. Antras dalykas, pasidaro sistema atvira, atvažiuoja kaimynai, pasižiūri, diskutuojam visi komisijos nariai sako savo nuomonę, taigi jie visi kelia kvalifikaciją. Ir šitas mes siekiam to tikslu pagrindinių šitų 2. Tai reiškia gerinti ugdomųjų kirtimų, šiuo atveju ugdomųjų kirtimų kokybę ir kartu kelt
kvalifikaciją, būtent per diskusijas, pasižiūrėti, kaip kas pas kaimyną gera, kad galbūt pas mane kas nors ne visiškai taip ir taip toliau. Tokie yra, reiškia, mūsų pagrindiniai mūsų tikslai. Ugdomųjų kirtimų kokybei įvertinti sudaryta vertinimo skalė, kurią turi kiekviena komisija. Skalėje šių kirtimų kokybė vertinama 3 balų sistema pagal ugdomųjų kirtimų tikslingumą, paliktų ir iškirstų medžių atrinkimo teisingumą, kirtimo intensyvumo teisingumą, kirtimo technologiją ir bendrą kirtimo atlikimo kultūrą. Zonos konkurse dalyvavo 6 urėdijos. Visose buvo vertinamos geriausiai atliekančius kirtimus girininkijos. Visų tarpe Pageležio girininkija šioje zonoje pripažinta geriausia. Pasak komisijos pirmininko Kęstučio Bilboko, šis konkursas yra svarbus tuo, kad ugdomieji kirtimai yra pagrindas ateities medynui. Ugdomaisiais kirtimais formuojami nauji medynai, jų rūšinė sudėtis, atsparumas. Todėl šis darbas yra labai svarbus ir reikalauja aukštos kvalifikacijos. Atliekančios girininkijos, kurios jau buvo pačių urėdijų atrinktos kaip geriausiai atliekančios, ir tarpe visų šitų 6 jau atrinktų girininkijų Pagelažio girininkija šitoje zonoje užėmė 1 vietą. Pripažinta buvo tarp 6 urėdijų geriausiai ugdomosius kirtimus atliekančią girininkiją. Ugdomųjų kirtimų konkursas pasižymi tuo, gal jis yra labai svarbus visiems miškininkams, tai yra prestižo reikalas girininkų, kadangi suformuoti ugdomieji kirtimai tai yra pagrindas ateities medynų. Tai yra ugdomaisiais kirtimais formuojami nauji medynai, jų rūšinė sudėtis, jų atsparumas prieš gamtinius visokius neigiamus faktorius. Todėl šitas darbas yra labai svarbus ir labai reikalauja aukštos kvalifikacijos. Patys medynai buvo vertinti pagal tokius kriterijus kaip savalaikis ugdymas, tikslingumas to ugdymo kirtimo, ir iš tiesų tikslinga buvo ugdyti. Tada buvo vertinama medžių atrinkimo kokybė, ar tie medžiai būtent parenkami iškirtimui, ar tie medžiai paliekami, kurie turi miške augti. Taip pat buvo pati kirtimų kultūra, technologija pati, ar taikomos tinkamos technologijos, ar tai kultūra gera, ar tai nepaliekama kažkokiu tai nubrozdintų medžių, ar tai nulaužytų ar panašiai. Tai dauguma tų kriterijų ir vienos urėdijos Pagelažio girininkija buvo įvertinta kaip geriausiai atliekančia ir geriausiai pasirodė aukščiausiai atliekančia šitoje zonoje tos kirtimus. Vertinimo komisijoje dalyvavo akademikas Leonardas Kairiukštis. Jo nuomonė apžiūrėti kirtimai tikrai neblogi, tačiau bėda yra ta, kad aplinkui yra daug užleistų miškų. Tuos objektus, kuriuos mes matėm, bent jau pirmuosius, apiskiriant paskutiniuosius 3 tokius, tai atrodo, kad tikrai girininkas supranta, kaip reikia formuoti mišką ir jisai tiek, kiek gali perduoti vykdytojam, tai su kirtimai atrodė neblogi. Ir taip, kad mano supratimu, kad šit zonoje jau ir parinkti buvo ir mums parodė šiandieną kaip reiškia geresnius, jie iš tikrųjų yra neblogi. Bėda yra kitur. Bėda yra, kad ugdymas miško yra labai siauram, taip sakant, siauroje apimtyje, nepakankamas. Pravažiuojam 2-3 kilometrus ir atrandam 2 hektarus išugdyto miško, kurį mums rodo čianai. O aplinkui, reiškia, yra daug užleistų miškų, kur galima būtų tikrai panaudoti medieną. Šiandien jie turi paklausą, įskaitant ir kūrui, reiškia šitą, ir miškai augtų žymiai geriau, nebūtų užlamštinti tie sausuolių, kiek, reiškia. Taip sakant, va čia yra jau geriau planavimo klausimas, jau čia ne girininko, reikalas ir urėdijos, ir Respublikoje, kad šitie sprendimai nėra priimami, kad intensyviai būtų ūkininkaujama visuose miškuose. Geriausius rezultatus ugdomųjų kirtimų srityje pasiekusi girininkija nustatoma vadovaujantis kompleksiniu įvertinimu, komisijoms apžiūrėjus ir įvertinus išugdytus sklypus natūroje. Kiekviena girininkija dalyvaujanti konkurse turėjo pateikti komisijai sąrašą sklypų pagal ugdomųjų kirtimų rūšis, kurių plotas nemažesnis kaip 1 hektaras ir jame per paskutinius 3 metus atlikti ugdomieji kirtimai, bei informacija, kokį procentą ugdomieji kirtimai
girininkijoje sudaro nuo bendro miško naudojimo.